šiek tiek įsivaizdavau kitaip ir tai, kas yra geriau negu tikėjausi. Aš visada mėgstu dalyvauti tokiuose ar panašiuose renginiuose, ar kvalifikacijos kelimo, ar nebūtinai tai iššūkį keliančius renginiuose, nes pirmiausia man tai yra galimybė sustoti ir pažiūrėti save iš šalies. Aš galbūt ir tikslą savo kėliau tokį, kad pažiūrėti iš šalies, galbūt pamatyti kitų žmonių istorijų arba kitų patirčių, kitų reakcijų, kurios galėtų galbūt praturtinti mano gyvenimą. Aš manau, kad kaip ir turbūt daug kas pasakytų, kad jautiesi sustabarėjęs šiek tiek, šiltnamy gyvenantis, užsiliuliavęs ir panašiai, tai savim pati mintis, kuri čia galbūt skiepima ir sakoma, yra, kad turi truputį keistis, turi nestabarėti, turi ieškoti kažko tai už to savo šiltnamio komforto ribų. Tai ką labiausiai man duoda, iš tikrųjų skatina, tai žengti tą žingsnį. Žengti žingsnį, be abejo, žinių, tam tikrų metodinių žinių, aš nesakau, kad dėl šitų žinių čia atėjau, aš atėjau dėl to, kad mane pastumėtų tai truputėlį šiltnamį.